Labą dieną, aš esu Albertas Silasevičius, multimedijos studentas iš Vilniaus Grigiškių. Ir aš pristatysiu stilizuoto UI case study. Mano klientė norėjo svetainės jos komiksui ir menui, ir svetainės vizualas turi atitikti jos meninį stilių, bei navigacija svetainės turi būti panašiai kaip ir seniai point and click stiliaus adventure žaidimai. Šio case study metu mano tikslai buvo išanalizuoti mano klientės meninį stilių, pavyzdys yra dešinėje ekrano pusėje. Tuomet man reikėjo sukurti svetainės išdėstymą, kuris atitiktų šitą stilių, bei komikso tematiką, nes jinai kel savo komiksą. Ir tuomet reikėjo optimizuoti UX-ą, kad svetainė būtų prieinama kuo didesniai žmonių grupiai. Ir visą tai padaryti išlaikant tą svetainės linksmumą. Taigi, iš pradžių atsižvelgiau į jos auditoriją ir suskiršiu jos į 3 lygius. Jos auditorija pradeda nuo kaip ir skaitytojo lygio. Tai yra žmonės, kurios domina tik tai komiksas. Vėliau jie pereina vėliau jie skiria daugiau dėmesio pačiai menininkai. Jie tiesiog domisi jos papildomais darbais ir jie tampa fanais. Ir galutinai jie nusprendžia, kad nori ją pasamdyti, nori jos darbą, patinka jos darbas ir jie tampa jos klientais. Atsižvelgiant į visą tai, aš padariau svetainės navigaciją tokią, kad iš pagrindinio puslapio webkomiksas ir galerijoje galima būtų pasiekti vienu paspaudimu. Ir tas galerijos ir komikso puslapiai, jie yra sudarę tokį ratą. Jie vienas kitam papildo informaciją. Taip pat iš pagrindinio puslapio galima pasiekti stendą, kuria surašyta visa informacija kaip naujienos, mano klientės kontaktinė informacijos, kainėraštis. Ir kadangi tas stilius yra toksai stilizuotas, galima tą svetainę pastoviai plėsti beveik begalybę. Kadangi pati navigacija yra nestandartinė, pirmą kartą apsilankius klientų auditorijos nariui į tą svetainę, jiem būtų onboardingas, kur paaiškina, kad svetainė yra kitokia, kaip veikia ta navigacija ir kokie yra key features. Kaip pavyzdžiui, yra horizontalus scroll baras, kuris parodo, kur šiuo metu svetainės erdvėje randatės. Aišku, yra standartinis tiesiog navigacijos meniu, kur galim paspausti bent kurį mygtuką ir nukels į tą puslapį, kur norit. Arba yra nudge funkcija, mes pavadinam. Tai yra paspaudus bent kur ant ekrano, užsišviečia visi galimi mygtukai. Kaip pavyzdžiui čia. Paspaudus ant knygos, keliaujam tiesiai į pagrindinį puslapį. Išsidėstymas pačios svetainės būtų toks pats tarp telefono ir desktopo. Tik tais skirtumas būtų, kad telefoną pavertus ant šono, jisai būtų išsiplėtęs horizontaliai, o vertikaliu portrait mode, tai jis būtų tiesiog labiau suspaustas. Ir tuomet aš priimu visas šitas išvadas, tiesiog apsimesdamas, kad aš esu jos klientas. Ir aš apsimečiau, kad esu visų 3 lygių po vieną ir galvoju, ką aš noriu surasti toj svetainėj, kaip man tai pasiekti, kaip būtų patogiau. Ir kai visą šitą UX kūriau ir UI, aš bandžiau supaprastinti progresiją tarp 1 ir 3 lygio, kad žmonėms būtų kuo patogiau ir lengviau tiesiog progresuoti iš tiesiog paprasto skaitytojo į jos faną ir klientų. Ir visą tai padariau su tikslu, kad sumažinti mano klientės augimo limitą, kad negalėtų plėstis kiek tik nori. Matau, mano laikas jau eina į pabaigą, iš tikrųjų, tai viskas, ką aš pasakiau ir daugiau, yra aprašyta mano Behance paskyroje. Ačiū.